kaip ten buvęs ar buvusiam. Nagi, pažiūrime, kaip ji ten gyvena be jūsų. Ir kam jums apie tai žinoti? Na va. Galvoju, kaip jie čia taip gerai gyvena be jūsų, ar ne? Pasirodo, ne taip ir gražu, kas yra ant pačio viršaus. Kas žiūri, turėjo santykius su persona, ar tai bus vyras, ar tai moteris, kurie patys iš savęs yra savo labai faini. Ir eina į santykius būtent iš visai kitų niuansų. Paskatinti velnio ar ne, nešti ir pamesti. Reiškia, kuria santykius ne tokius, kokie yra jie sveiki, bet absoliučiai iš tam tikrų priklausomybių. Tai reiškia, jie tame pačiame ir tebeverda. Kam jums apie tai reikia žinoti? Daugiau tai bus skirta moteriams, nes labai stiprios energijos išėjo moteriškos ir dar turime teisingumo arkaną, kuris yra pakankamai karminis taro arkanų kontekste. Tai reiškia, jūs esate imperatorė, jūs esate skeptrų karalienė, jūs pasielgėte teisingai ir žmogus suksis tame karminėme rate galbūt visą savo likusį gyvenimą. O taip, negalės pasirinkti. Tai va, žmogus, jeigu ir įeina į kažkokius tai santykius per velnę, tai jie tikrai ilgai nesitęs, nes už velnio mes turime bokštą, tai reiškia tas, kas yra pastatyta velnio, anksčiau vėliau viskas grius. Tai ką velnias pastatė, ar ne? Teisingumas ateina, jisai neapeina nei vieno. Bet kas yra pastatytas velnio, tai visą laiką yra sugriaunama arba sugriūna savaime. Tai joms žinutė tokia, kad jeigu ir žmogus yra kažkokiuose tai santykiuose ar bando jo sukurti, tai jis yra tame pačiame užburtame velnio rate ir iš jo dar yra neišėjęs. Ir jis ilgai dar iš jo neišeis, nes žmogus negali tiesiog gyvenime pasidaryti pasirinkimą. Tai reiškia, jis ir šokinės, ar ne, kaip šitas vadinamas velnias iš tabakierkos. Pirmyn atgal iš vienos lovos į kitą. Ar tai bus moteris, ar tai bus vyras, jūs padarėte teisingą pasirinkimą ir kitaip būti negali. Štai matot, va. Žmogus bus kaltinamas, žmogus jaus kaltę ir tai yra jo karma, ne jūsų.